Savo klestėjimo laikotarpiu Romos imperija apėmė didžiulės teritorijas Europoje, Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Teritorija būdavo tokia didžiulė, kad imperatorius užtrukdavo ištisus 4 mėnesius, kad nusigautų nuo vieno jos galo į kitą. Joje yra manoma gyveno tarp 50 ir 70 milijonų žmonių, o tai sudarė apie 30% to meto pasaulio gyventojų populiacijos. Torre del Cassero gynybinis bokštas buvo pradėtas statyti dar 13 amžiuje. Jo paskirtis buvo saugoti netoliese buvusį miestą. Vėliau aplinkui bokštą buvo pradėta statyti gynybinės sienos. Dabar tai populiari kultūrinė vieta, kuriame rengami koncertai. Visai sakyčiau kaip Trakų pilyje. Tikras pragaras. Ir artimiausiu metu geresnių orų nežada. Reikia pailsėti truputį. Ir tada galima bus tęsti kelionę. Manau, kad tai gali būti fainiausia vieta, kurioje teko nakvoti šios kelionės metu. Iki Romos liko apie 200 km. Ne tiek ir daug ir mano kelionė bus baigta. Didžiausia gyvenimo kelionė eina į pabaigą. O kas laukia ateityje, laikas dar parodys. Turėjau kelis sumanymus, ką norėčiau įveikti, bet tegul tai dar lieka paslapty. Galbūt dings visas noras, kada pasieksime Romą. Ir daug kas nutik gali. Esu pavargęs, manau matosi, bet galiu pasakyti, aš esu žiauriai be galo laimingas. Tiek visko patyriau, tiek pamačiau. Tiesiog jaučiu, kad gyvenu. Ką gerai, einam ilsėtis. Rytoj laukia nauja diena su ypatingu spotu, dėl kurio realiai važiavau per šitą Italijos dalį. Gal jau numanote, kur esam?
Šioje vietoje buvo filmuotas, mano manymu, vienas iš geriausių visų laikų filmų, kuris realiai mane ir įkvėpė domėtis istorija ir panašiais dalykais. Tai filmas Gladiatorius. Šiame name gyveno pagrindinis herojus Maximus. Prieš kelias dienas dar kartą pasižiūrėjau Gladiatorių, jau galbūt 100 kartą. Vis dar toks pat geras. O ką, mums reikia toliau tęsti kelionę? Roma, kad ir amžinasis miestas, bet ilgai nelauks. Didžioji Europos daly ir visoji Italijoje karščio banga. Gerai, kad bent šita karščio banga iš Sacharos atnešė ir dulkės, kas uždengė visą dangų, tai bent jau saulė nekankino. Dabar apie 40. Žiauriai sunku, bet bėgikas tikrai padeda. Iki Romos liko apie 120 km. Bet dabar mano sumanymas važiuoti iki tokio ežero, iki kurio yra apie 40 km ir pasimti kempingą. Ir tiesiog pralaukti šitą karštį kelias dienas. Manau, tikrai galim. Labas. Gerai, šuniuk. Labas. Po tokį ką? Kokia nuotaikos? Ką? Hello. Yeah, they look friendly. Yeah. Non mordono,
visai netoli Romos, tiksliau apie 50 km galima aplankyti senovinį Sutri miestą. Sutri yra žinomas dėl savo turtingos ir ilgos istorijos, kuris siekia netgi etruskų laikus. Etruskiai tai tauta, kuri manoma seniausiai gyveno Italijos teritorijoje, iki kol žinoma ją pavergė romiečiai. Šiame mieste galima pamatyti uolienoje išskulptuotus kapus ir romėnų amfiteatrą, kuris buvo pastatytas pirmajame mūsų eros tūkstantmetyje. Čia tilpdavo iki 6000 žmonių. Amfiteatras būdavo naudojamas gladiatorių kovoms, viešoms egzekucijoms ir kitiems renginiams. Iki Romos liko apie 36 km iki pačio Romos centro. Bet truputį dabar pradėjo lietus lyt, bet jau rimsta. Toks šiltas. Jau beveik pavyko. Jau beveik Romai. Šiandien 40 minimo diena. Tikrai, wow. Ir dabar esu prie vieno iš ežerų, esančių netoli Romos. Nuostabu. Po 40 dienų minimo, per kuriuos įveikiau 2624 km, pagaliau pavyko Romą pasiekta. Žiauriai geras jausmas. Išsipildžiau savo svajonę. Šito siekiau tiek ilgai. Įspūdingasis Romos koliziejus. Pradėtas statyti 70-aisiais mūsų eros metais, imperatorius Vespasiano Flavijų dinastijos garbei. Tačiau likus mažiau nei metams iki koliziejaus atidarymo, 79 metais imperatorius miršta nuo dizenterijos, sunkios žarnyno infekcijos. Jo sostą perėmė jo sūnus Titas ir 80-aisiais mūsų eros metais naujasis imperatorius atidaro koliziejų su trenksmu. Iškilmės truko netgi 100 dienų. Vyko įvairios pramogos, kruopščiai suplanuoti spektakliai, viešos egzekucijos. Gladiatorių kovos buvo iškilmių akcentas. Ne visi gladiatoriai buvo profesionalūs kovotojai, kurie kovojo iki mirties. Manoma, kad gladiatorius išgyventi arenoje turėjo apie 50% tikimybės. Viskas priklausydavo nuo jo gabumų. O dažnai arenose kovodavo gladiatoriai neprofesionalai, vergai, nusikaltėliai, kurie turėjo vos kelias treniruotės. Teigiama, kad koliziejuje yra per vieną dieną žuvę netgi 500 gladiatorių. Kovose dažnai dalyvaudavo skirtingų ginklų ir kovų stilių gladiatoriai, o jos būdavo labai populiarios žiūrovų tarpe. Pirmojoje koliziejaus atidarymo dienos pusėje vyko kova tarp dviejų žinomiausių gladiatorių profesionalų. Priskus, keltų kilmės vergo, priversto tapti gladiatoriumi, ir Verus, vergo arba karo belaisvio, kuris taipogi tapo gladiatoriumi. Priskus ir Verus kovojo kaip murmilonai, sunkiai šarvuoti gladiatoriai, kovoje su gladiumi ir skydu. Jų kova buvo ilga ir įnirtinga, abu kovotojai demonstravo neįtikėtinus įgūdžius ir ištvermę. Nei vienas iš jų nesugebėjo įveikti kito. Todėl imperatorius Titas paskelbė lygiąsias. Šitas sprendimas būdavo neįprastas, gladiatorių kovos paprastai baigdavosi vieno iš kovotojų mirtimi. Nugalėtojas būdavo apdovanotas žiūrovo ovacijomis ir vainiku, o pralaimėjusysis dažnai būdavo nužudomas.
Tačiau Titas, norėdamas parodyti savo malonę per Koliziejaus atidarymą, nusprendė apdovanoti abu kovotojus mediniais kardais ir laisvę. Priskus ir Verus tapo legendomis, jų kova įkvėpė daugybę istorijų ir meno kūrinių. Jie simbolizuoja gladiatorių drąsą, įgūdžius ir brolybę net mirtiniausiose situacijose. Gyvūnų medžioklė taip pat buvo populiari iškilmių dalis, į Koliziejų būdavo atvežti gyvūnai iš visos Romos imperijos. Medžioklės dažnai būdavo žiaurios ir kruvinos, tačiau žiūrovai jas mėgo. Atidarymo ceremonija buvo didžiulis įvykis, skirtas parodyti Romos imperijos galią ir didybę. Koliziejus buvo didžiausias amfiteatras pasaulyje, talpinantis netgi 50 000 žiūrovų. Senovės Romoje žmonės linksmindavosi ne tik Koliziejuje, bet ir visai netoli stovinčiam Circus Maximus, pastatytam kažkur 600 metais prieš Kristų. Tai seniausias ir didžiausias stadionas senovės Romoje. Jis, manoma, talpindavo iki 150 000 žiūrovų. Trasos ilgis būdavo 621 metras, o jame vykdavo įspūdingiausias vežimų lenktynės visoje senovės Romoje. Romos Panteonas yra be galo įspūdinga šventykla, pastatyta 126 mūsų eros metais, valdant imperatoriui Hadrianui. Ji buvo skirta visiems Romos dievams, bet laikui bėgant paskirtis keitėsi. Panteone taipogi yra palaidotas garsus italų renesanso dailininkas Rafaelis. Tai ir viskas. Kelionė jau eina į pabaigą. Palikom jau Romą už nugaros. Traukiam dabar arčiau oro uosto. Tenais esu nusimatęs kempingą ir dar kelias dviračių parduotuvės, iš kurių turėčiau gauti dėžę gabentis dviratį. Nereali kelionė buvo. Tai kaip sakiau, 2624 km nuo Kauno. Pasiekiau savo tikslą. Tik reikėjo 40 dienų. Keista dabar taip. Reikės grįžti į tikrovę. Štai ir atvykau į paskutinę šios kelionės apsistojimo vietą. Esu už kokių 2 km nuo Fiumicini oro uosto. Šiaip nesitikėjau, kad bus antiek didelė problema įsigyti dviračių dėžę. Apvažiavau šiandien kokias 4 dviračių parduotuvės ir nei viena iš jų tiesiog neturėjo dėžių, negalėjo man padėti. Bet aš prisiminiau, kad egzistuoja toks dalykas kaip IKEA. Ir IKEA pardavinėja dėžes. Ne dviračių dėžes, bet esu matęs, kaip jas permodifikuoja. Tad tą šiandien bandysiu ir padaryti aš. Šiaip gali būti, kad šitas dėžės mane ir išgelbėjo. Reikės išsirinkti viską ir bandyti susipakuoti ir pasiruošti kelionį. Viskas. Dviratis vis supakuotas. Telikos laukti takso. Ir traukti į oro uostą. Didžiausia gyvenime kelionė baigta. Žiauriai džiaugiuosi viską įveikęs. Man pavyko. Aš žinau, kad pavyks. Norėčiau visiems padėkoti, kurie mane palaikė šios kelionės metu. Man tai buvo labai svarbu. Visos tos žinutės. Nesustokite svajoti. Ir ką žinai, kur tave tai gali nuvesti. Pažiūrėkit, aš atsidūriau Romui. O dabar traukiam į oro uostą. Ir laikas su jumis atsisveikinti. Tad ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Как
Nesitikėjau. Gali pasakyti, kaip metų tiek daug.